Sveiki, šiandienos Top Zone apžvalga. Ketas 50 telefonas, turi 8 megapikselių kamerą, 4G internetą ir naudoja naujausią Android KitKat operacinę. Bet visa tai yra ekstra dalykėliai, nes pagrindinis šio telefono triukas yra atsparumas smūgiams, drėgmei, vibracijai ir ekstremalioms temperatūroms. Ups, juokauju. Karinis standartas garantuoja, kad drop testas iš 80 cm šiam smartphone'ui yra vienas juokas. Neblogai. Dabar pabandykime kitų kampų. Štai toks netikėtas šuolis su apsisukimais ore, bet telefonui nieko nenutiko. Jokių įbrėžimų ar vizualiai matomų pažeidimų. YouTube video taip pat toliau veikia. Gerai, galime pereiti prie parketo. Nes gamintojas teigia, kad medis ant betono yra populiariausias grindų paviršius. Telefonas nuo parketo atšoka smagiau, bet vėl nesimato net menkiausio pažeidimo. Todėl galim pereiti į tikrą statybų aikštelę. Plytelės plius akmenis ir stiklas ant žemės. Nesismulkinkim ir su aukščiu. Pakelkime iki 1,20 m. Maždaug įprasto realaus telefono naudojimo aukščio arba įprasto švarko kišenės. Na ką, dar ir tiesus nusileidimas ant ekrano. Matos pirmieji pabraižymai ant ekrano ir korpuso kampo. Tiksliau, čia plytelės liekanos ant telefono. Jį nuploviau. Beje, ekranas neveikia po vandeniu arba kartais pats pasispaudžia. Bet veikia net ir su šlapiom rankom. Taigi nusiplovė visos žymės ir toliau nematau pažeidimų. Todėl galim sugrįžti prie vandens. Išbandysim povandeninę fotožvejybą. O gal tiksliau būtų sakyti fotomedžioklė. Kameros kokybė visai nebloga, bet kartu telefonas net nesiūlo jokių super privalumų fotografijos ar video mėgėjams. Tiesiog 8 megapikselių kamera ir tiks nufotografuoti kažkokį objektą ar dokumentą. Dar noriu parodyti nuotraukose ir video telefonas atrodo labai didelis. Bet palyginus su mano naudojimu LG G3
Abu modeliai yra identiškų išmatavimų, kad vos 3 mm storesnis. Turi 4,7 colio ekraną, blizga, bet yra įžiūrimas lauke pasaulio, kas taip pat yra labai svarbu tokio tipo modeliui. Jei patiko video, rekomenduoju pažiūrėti ir praeitą veiksmo kameros testą.